Ryte! Zdarau visiems. Šiandien labai ankstyvas buvau, negalėjau užsimiegoti. Nuo pusė 4 ryto nebėgu, bet energijos daug, nes Moto Fox Challenge Fast Lap. Mūsų 5. renginys jau. Trasa paruošta, viskas sustoja, žmonės po biškį renkasi. Mes viską dabaiginėjam. Taip va, tuk, nuo pat ryto su krūmapėju vaikščiau, persirengiau dar visą galvą žolėse, vienu žodžiu. Tai karočią, šaikelė. Iš karto visų prašau po laiką, komentą parašysit pažiūrėję video, o mes karočią ruošiamės. Atsisėskit, išsipatoginkit, paimkit kavos, skanukų ir gero žiūrėjimą. Tikrai labai daug actiono šiame video pamatysit. Pagdali! Ne, aš pasirinkau būt laimingas. Nu ką šaikelė, žiūrėkit. Hebra pabiškį renkasi, žmonės juda, padarėm apšilimo ratuką, viskas kaip ir tvarkoj. Sunku, senas, nežinau ką daryti. Greičiausiai paskutinius metus aš sportuosiu, po to nežinau. Gal žmoną susirasiu, vaikų prigimdysiu. Nu šaika, aš pas jūs pakalbint biškį, kaip jums pirmas ratas apšilimo praeitos čempionas. Kaip jums pirmas ratukas? Ir ką veikti yra. Ir ką veikti? Yra. Sunkiau nei Vievi buvo. Bet čia trasa kaip tau? Smagi, taip siauroka sakyčiau. Siauroka? Siauroka. 6 metrai čia siauriau? Nu, vietomis nebent. Nu, vietomis, nu gerai, jeigu tu lenksi kažką tramplinę, aš tau 50 eurų duosiu nuo savęs. Pievose tikrai yra kur lenkti, tikrai, svarbiausia nebijot. Tai šiaip viskas gerai, patinka? Jo, šis smagi. Nu tai gerai, gazas dugnas spausk, žiūrėkit podiumu, kad būtų. Gerai. Einam toliau žmonės kalbinti. Dobri! Kaip jums trasa, kaip pirmas ratas? Geras. Visur pravažiavai? Aišku, 500 visur traukia. Ne, jeigu tas su žaliu Kawasakiu 400 pravažiavo, tai... Čia mano konkurentas. Tai jeigu jie aplenksi, viso, malodės. Yra ką veikti. Yra ką veikti. Rankos susimuša. Jo? Tai nemuš. Vaiko, o tėveliai mūsų mačiau, kad mūsų tėvelis labai jau lėtai važiavo. Kodėl gazą nespaudė? Paspausiu. Šiaip trasa gera? Gerai? Yra ką veikti. Yra ką veikti, tai aš paprakaituotas visas. Nu ką? Einam prasieisim, parodysim kaip. O, Gurski! Перевернулся кто-то, Gerai. Taip, nu kaip aš supratau, stabdį paspaudė. Čia patilau gerai, čia priekį nusteidau. Lauk. Atkartais. Yra svarbiausia. Trasoj, ypač pievoj važiuojant, yra platų. Bijot, nešokit, geriau sumažinkit greitį. Svarbiausias dalykas mūsų taip vadinama Rumunija. Ten, kur nusileidžiat per tos akmenis. Tikrai bus 1, 2, 3, kas užstriks. Jokių baudos taškų, nieko neminusuosim. Važiuojant iš galo, matot, kad užstrigo, nušokat padeda ir jam trumpi ratai nekusavo. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. Oh, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. Didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Will eventually be a memory of a time when I tried so hard and so far.
should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. Wow, kasgi čia? Ir Valdemarka grįžta į vlogo formatą ir dabar esu kalnuose vėl. Juokauju, tiesiog esu ant kalno. Kameristui labas, jis ten kažkur sėdi, kavytė gurkšnoja, nenori dirbti. Pažiūrėkit, kur aš. Nežinau, kaip lipti viršų, bet ne esmė. Svarbiausia kadrus padaryti, ne? Galinoj, karočią, Galinoj nėra pas mane vairo stiprintuvo, bet gavau apkatkę į cefą. Visi žiūri į mane labai įdomiai. Nu, bet nieko, karočią, dabar aš biškį pafilmuosiu, pastovėsiu, palaikysiu kompaniją, nes jam turbūt jau liūdna čia vienam buvo stovėti. Nors aš galvoju, jis čia neliūdėjo, žinom, Evaldą. Tai va, karočią, gerai, vienu žodžiu, filmuojam jūs gerus kadrus, žiūrim, ką turim. O taip, Valdemarka vaikšto, kad jums gero kontento nufilmuoti. Ir šiandien mes esam Rumunijos džiunglėse. Karočią, kažkur ten yra Rumunija. Blemas, kaip visada, kamera neperduoda vaizdo. Bet aš kažkaip bandau jums kuo gražesnę vietą surasti. Taip, ten palaikymo komanda. Jokas jokais. Keturačiai aplinkui burzgia. Kalnai konkretus. Vaikštai, ieškai rakurso, ieškai vietų, kažkur kažką. Oi, išėjom į kalną. Einam kažkokį posūkį, pažiūrėsim, pafilmuosim. Oi. Jau čia kažkas lekia kažkur. Paso! Odas. Sorry, kad tokia serija, žinai, daugiau važiavimo nei manęs, bet gal ir to ir reikia, nes vis dėlto mes parodom mūsų Motofox Challenge. Tiesiog neturiu laiko, bėgioju, važinėju, nes su SDF važinėju, bėgioju ten atgal, tai fotografiją nuveš, tai akmenį surink, tai tą atstumk, tą pakelk, ten tą. Karočią, vienu žodžiu, lėkiu, man dabar reikia važiuoti atgal į bivaką. Viljamas jums daro gražių nuotraukų gražių daro mūsų mergaitė, o Viljamas jums daro gražių kadrų. Jūs toliau žiūrėkit ir žinot ką, ir registruokitės pas mus, nes čia yra tikra adrenalino bomba, o aš varau dirbti.
baigėsi pas mus jau po biškį varžybėlės, jau 4. važiavimą važiuoja patys stipriausi. Dėkui Dievui, viskas baigėsi be jokių incidentų didelių. Vienas kitas medis, vienas kitas akmuo, kaip visada, nu, nieko super įspūdingo. Viskas gerai, greitoji kaip visada pas mus budėjo. Gerai, kad nebuvo reikalinga. Tai ką, scena paruošta, kaip matot, vietos paruoštos, dovanos paruoštos, laukiam dabar paskutinių žmonių, kurie finišuos, apdovanojam ir viso. Ir 5. etapas bus pabaigtas jau. Iš tikrųjų sunki diena, ilga, sunkiai, daug bėgiojau, daug filmavau jums. Nežinau, ant kiek įdomus vlogas iš viso gavosi, bet iš tikrųjų žinau, kad labai daug pamatysit šiame vloge važiuojančių keturračių. Iš aukštai, iš žemai, iš kairės, iš dešinės, iš visur, kur tik įmanoma. Tai va, čia kelia. Dabar laukiam apdovanojimų, apdovanojam prizinės vietas ir turbūt atsisveikinsim po biškį, bet dar ne pabaiga. Trečią vietą užima kas? Algirdas Malinauskas! Koks aš tauta, vyžiu? Kiek už renginį? Va čia ir aš net aфигел. Kažkas man šiandien sakė, kad jeigu gaus podiumą, žmona nupirks kanamą. Ramulku Varelis! Sveikinam! Oi, ščiučka, kaip zavydvas būtit. Praeitą sekmadienį žmogus atvažiuoja, žiūri, su kabliu, su visko, sakau, kur tu čia važiuoji? Sakau, tai tik iš bulviakasio. Evaldas Kurpys. Yra? Evaldai, davai pas mus, sveikinam! Pasirinksiu. Pirma vieta vis dėlto. Nu šio čempionas! Pasakyk, su kuo? O, nesodė! Čia tu į gyvybę laikeisi. O, čia jau dovanų per daug neįlipsi. Aplojam, Kevras, aplojam, stengiasi. Apie virš 7 metų, kurių tikrai daugiausia ir visada labai daug būna. Taip, ir 3. vietą užima Arnold Marcinkevič. O, sveikinam! Matome, kad kanam kepurė reiškis turbūt su kanamu, ja? Tikrai nesu CF. Tai prieinam prie 2. vietos. Ir 2. vieta pas mus. Aha. Tadas? Tadas Kornevičius. Ir yra toksai pas mus. Taip. Nu, drąsiau, jau rėmą išmėtėt normaliai, mama! Antras. Sveikinam. Su kokiu motociklu važiuojat? Taip. Ir prieinam dabar prie 1. vietos. Čia jau Čia jau rimtas dėdė. didžiausias iš didžiausių. Romualdas Gaubas! Sveikinam! A jis visą laiką, tai kada apdaunovi, tai kada apdaunovi. O mes paplojam nugalėtojam! Kurioje buvo, tiesiog tiek keturračių, kad jau net akis bėgiojo, nežinojom kur. Buvo visi 4 keturračiai grūdai. Taip, jo. Ir 3. vietą pas mus užima Aivaras Švarcas! Švarcnegeris beveik! Ašiukas, ai, молодец. Корис. Давай, šipsokis. Jaunuolis mūsų klube. Turbūt dalinis, kuris
greičiausiai daugiausia taurių turi Motofokso. Kiek taurių turėjo Motofokso? Čia trečia? Nu, čia antra. Ai, čia antra? Kažkaip aš tave pervertinau. Net podiumu. Ne pirmą kartą tos bačkos turi. Taip, nu ir ko? Pirmo vieto. Jo, čia mūsų šokėjas. Čia mūsų šokėjas. Šiandien sako, pats važiuosiu namo. Tai šokį nebus. Jeigu kas nematė Jurbarką, kaip jisai pirmą vietą laimėjo, galit YouTube'ai pažiūrėti pas Marį. Prieinam prie pro klasės virš 7,5 mūsų litrai. Ir trečia vieta. Ai, Matolakį žilką laikykės. Jau jisai pripratęs irgi pas mus ant podium, praeitą savaitgalį irgi tokias pinį varžybas dariausiai. Irgi lipa, tai ateik. Sveikinam, Rokas Kupčiskas. Trečia vieta. Net. Prie antros vietos. Vieta. Mano bendravardas. Koks mano vardas? Robertas. Robertas Jūras, antra vieta. Mūsų čempionas dar Tai vienas. pasakyti, kad klubiečiams išdalina vietas. Tai kaip visada renka saviems. Ir geras mano draugas ir aš labai noriu jam įteikti šią dovaną. Tai Radoslav Baranovskijui. Sveikinam! Paplojam, kebra, paplojam. Nenukris tik tai, nes dar reikia, kad tu čia būtum. Ir patraukit. Palauk dar vieną. Prie mūsų namo. Bet dar kartą taip dirbti į Maitę nuneksi. Šaika, matėt? Pasikalbėkit su juo dabar. Jo, vat, atidirbom, atfilmavom, atvažinėjom. Kažkaip viskas baigėsi. Gaila negalėjau parodyti savo skilo. Mano Halka, kaip sako, pavargus jau tą galiną, žinai. O, kažkas net kepurėm užmėtė. Čia aš. Čia tu. Kažkas ten. Nu, karočią. Va toks va vidosas gavosi. Mažai kalbėjau, daug labai matėt durnų vairuotojų tikrai. Matėt trasą kokią gerą turėjo. Tikrai gerą orą gavom, kaip visada, aš nežinau, 5 varžybos pas mus ir 5 kartą geras oras. Pats, kas tu, aš nežinau, blėt, mums padeda, labai tai džiugina. Šaika, prašau po laiką, prašau po jūsų komentarą, kaip jūs visai vertinat mūsų darbą, mūsų varžybas ir viską, ką mes darom. Ar jums visai patinka? Ir iki greitų... Dok, aš iš 2 kojų. Aš su vaikais! Pabaiga, Zaibi. Ai, ir viskas. Duokit, aš nemušiu iš šiandien.